Ei, sveiki draugai, na ką, šiandieną vėl sekmadienis ir vėl mes priešpirtyje, pavėsinėje pas mane. Tai šiandieną sekmadienis, kepsime, virsime, darysime kažką tai iš maisto. Na, šiandieną oras tai toks puikus, man labai kelia nuotaiką, geriau negu tos visos pliurzos, tai biški naktį pasnygo. Norit pažiūrėkit. Balta viskas, gražu, tai, na, kelia truputėlį taip šypsena veidė, sakykime, taip sniegas, aišku, geriau žymiai yra vasara, bet, na, nieko nepadarysi. Taip, ir tokiu oru, na, patys jau žinot ir praeitą kartą kalbėjau, kad tikrai norisi kažką tai siurbčiot ar valgyti kažką tokio karšto, skanaus, na, daugiau norisi, bent jau man, tai tokių karštų kažkokių tai skysčių. Tai šiandieną gaminsime vėl sriubą. Na, kokią sriubą aš tuoj netrukus jums parodysiu. Prieš tai norėsiu paprašyti, kas dar nesat padarę, paspauskit subscribe mygtuką, uždėkit laiką, parašykit būtinai, visi būtinai rašykit komentarų. Kuo daugiau laikų, kuo daugiau komentarų, tuo kanalas ir video turinys pasieks daugiau žmonių. Taip pat, jeigu nori prisidėti prie mano kūriamo turinio finansiškai, paskrolink į kairę, rasi širdutę, ją paspaudę, žinosi, ką daryti. Taip pat ir ačiū labai visiems Contribui nariam, kas prisijungėte. Ir jeigu tu nori prisijungti prie Contribui paskyros ir mane paremti finansiškai, rasi nuorodą po šiuo video. O dabar ateikit arčiau stalo ir pažiūrėsim, ką mes šiandien gaminsime. Na, šiandieną taip pat bus tokia gan skistoka sriuba, nenoriu labai tirštos. Tai šiandieną virsime žirnių sriubą su rūkytom gėrybėm. Tai mums šiandieną reikės žirnių prieskonių, porą bulvių, česnako, svogūno, morkų, grietinėlės ir taip pat rūkytų gėrybių. Tai aš pasiėmiau 3 šlaunėles vištienos ir kiaulienos šonkauliukų. Na ką, nieko nelaukiam, sėdam prie stalo ir pradedam. Na tai pradėsime pirmoje eilėje nuo daržovių. Mums reikia susismulkinti svogūną. Tai apsilupsime ir pasismulkinsim. Taip, naudosiu 2 vidutinio dydžio gautės ir susismulkinam gan smulkiai. Na, susidedam viską į kažkokį tai dubenėlį. Sekantis, ką mums reikia padaryti, tai apsilupti keletą morkyčių. Šį kartą atsinešiau skustuką, tai bus paprasčiau lupti. Na, ir antra. Tokios irgi vidutinio dydžio morkos, galiukus nusipjaunam. Ir dabar persilėmėsime per burokinę tarką tiesiai, kur sudėjome svogūnus. Tiesiai ant jų, nes mes juos apkepinėsime kartu. Tai susitarkuojam. Laukiu ir žiemos laukiu, ir vasaros laukiu. Vasaros tai labiau iš tikro laukiu negu žiemos. Pasnygo jau norėtųsi va tokį dabar maistą gaminti miške. Bet dar vis netėjo keturračių detalės. Užsakinėjau iš Kinijos, iš AliExpreso. Tai, na, taupimo sumetimai, sakykime, aš jums pasakysiu taip. Sakykime, na, ką mes čia paimsim? Ką aš ten pirkau? Na, sakykime, vadinami vožtuvų arkliukai. Lietuvoje nusipirkti juos yra, bet kainuoja 120 eurų už 2 vienetus. Tuo tarpu originalus CF Moto gamintojo Kinijoje 25 eurai plus 12 siuntimas. Nu tai sakykime 40 eurų. Tai kur mokėti trigubai, o kur palauk 2-3 savaitės, nusprendžiau palauk. Tai daug ką pirkau, tai manau, kad sutaupiau nemažai, nes ir iš Lenkijos irgi pirkau, gavosi pigiau negu Lietuvoje. Norėjau, kad būtų greičiau, bet tas mano greitumas gavosi, na, detalės tiesiog guli. Sankaba visa, o be viršutinio vėlenėlio ir arkliukų nieko negaliu daryti toliau. Na, bet nieko. Palauksim, tai jau gal ant kalėdų kokį užsidėsim senio šalčio kepurį ir varysim į mišką iškepti kokį pyragą. Vieną žodžiu. Gerai, susitarkavom morkas, apsilupsime dabar keletą bulvių. Bulvės nebūtinas ingredientas šitoje sriuboje, bet dadės savo skonį, tirštumą. Šiek tiek tirštumo. Aš nekalbu apie tirštriubę. Šitą sriubą vėlgi darau kaip ir praeitą kartą, daugiau tokio skystimo, nes kaip ir minėjausi, norisi pasiurbčio to tokio karšto.
nežinau kaip pavadinti čia. Nu, sriubytė, gerimukas. Ai, tik pradedu kalbėti apie tokius dalykus ir renkasi seilės burnoje. Jum ne? Nežiūrėkit, kaip aš ir lupu, jūs žinot mane. Ką žiūrit, o ką žiūrit naujai, nu pakomentuokit savo. Drėpkit komentarus. Pusę bulvės nulupė, kas tai leido prie virtuvės. Išmok pirmą peilį, laikyt rankoje, po to gamink. Ir visokie tokie komentarai. Man tai jie juoką ima. Nežinau, iš kur žmonės kartais tiek pykčio turi. Ateiti, pakomentuoti. Na, paheitinti, kaip sakoma. Bet jau visą laiką buvo, bus ir nieko su jais nepadarysi. Einu, nusiplausiu bulvytės. Taip, nusiploviau bulvės, tai jas irgi pasismulkinam gan smulkiai, tokiais kubeliais, nedideliais. Jos galima sakyti, kad suvirs ir nesijaus. Tada duos tik savo tokį prieskonį, gerą prieskonį sriubai. Nu, keletą bulvyčių, tikrai nedaug. Tai jos pasiliksim dabar čia ant lentutės. Ir dabar pasismulkiname šonkauliukus po vieną vienetą. Ir va taip. Nu, viskas, dabar keliaujame prie kazano, prie krosnelės, užsikursime ugnį ir išsivirsime buljoną. Ką, pasismulkinsim keletą prakurų, kad užsikurt, ir po to įsidėsim didesnius. Nu, gerai, užteks. Na ir kaip visą laiką, keli degtukai, dedu ant dugno. Popierius čia pas mane visą laiką būna primeta. Ką naudoju, tai visą laiką popierių įmetu ir jis puikiai po to tinka kaip įdegimo priemonė. Ir dedam malkytas aplinkui, kad įsidegtų. Taip, į puodą įsipilame 1,5 litro vandens. Gerai. Toliau įsimesime keletą lauro lapų, kaip jie vadinasi, pipirų, žirneliai ir druskos. Toliau iš karto galime dėti ir į šaltą vandenį, mums tinka, tai mūsų rūkytas gerybės. Viską įdedame, kad gautųsi geras nuoviras. Viskas, dengiame dangtį ir paliekame pavirti nuo užvirimo apie 20 minučių. Na, kol mūsų vanduo užvirs, galime apsikepinti svogūną su morkom. Įsipilime šlakelį aliejos, duodame truputėlį įkaisti ir įdėsime morką su svogūnais. Juos gerai apkepinsime. Keptuvė biškiai šyla, tai dedame svogūnų su morkom ir apkepiname, kol įgaus auksinį atspalvį. Na ką, kol mūsų buljonas verda, kol morkytė su svogūnais čirška, atėjo metas rubrikėliai paragaukim. Tai šiandien bus tokia kitokia truputėlį paragaukim laida. Tai unboxinsim, na ir gal paragausim kažką tai. Tai per šią savaitę gavau net 2 dovanas. Na, ačiū labai jum. Nu tikrai pradžiugina širdį, kai gauni tokias dovanėlės. Tai pirma dovanėlė yra iš Antano. Man atrodo, jeigu neklystu, iš Tauragės. Tai ateikit arčiau, išpakuosim tokią didžiulę dėžę. Na ir kraustom, žiūrim, kągi mes čia turim. Sakė, atsiūs tik tais, kaip jis vadinasi, ispanišką MRI, tai ką jau matau štai čia. Bet Antanai nesupyk, aš dabar jo neragausiu. Noriu pasilikti, kai sutvarkysiu keturatį ir važiuosiu į mišką. Ten paragausime. Tai dabar įdedame į šoną. Toliau, ką mes čia turim. Mini bagetės kažkokios. Šitą galima atsidaryti, paragauti. Toliau, čia kaip suprantu, yra užpilami, ne? Makaronai ar ne? Ispaniškai nesuprantu, ką čia rodo, bet panašu į tai. Kažkas tai užpilama. Bent jau rodo 8 vienetai. Gal čia čipsai? Davai, atsidarysiu, pažiūrėsiu.
Ai ne, pamelavau, tai čia čipsiukai yra tokie. Su sūriu. Skanus. Galvojau, kad čia tie makaronai iškalami. Ant keturačio. Matau juostus atšvaistynės. Labai gerai. Šitą paliksiu po to. Toliau mini picos. Tai irgi tokie užkondukai. Labai tinka visokie tokie vežtis į mišką, manau. Nu čia išvis bomba. Darysime diskoteką šitam palapiniai. Tai yra disko bolas. Ir pagrindinis, įdomesnis toks dalykas. Opa! Matot kas čia? Nu čia išvis į mišką pasakėlę. Va, ačiū labai Antanai tau. Didelis, nuoširdus. Taip, disko bolą aš jau buvau išpakavęs. Na, išpakokim davai, drauge. Jisai veikia nuo elementų. Taip pat ir turi, iškrito, pultelį. Tai atsukam lemputės, įjungiam. O, pažiūrėkit, kai gerumo. A? Kad nesušalti šito palapiniai ir tada jau po to galima ir įsijungti šitą. Nu, super, super. Didžiulis dėkui. Tikrai panaudosiu. Tikrai rasiu panaudojimą šitiem dalykam. Ačiū labai už dovanėlės. Taip, tai iš šitų tai dabar nieko aš nenoriu ragauti, nes čia labai tinkami dalykai į mišką ir jiem pasiliksiu. Tai visi yra tokie va negendami kaip čipsai, užkandėliai, ispaniški samurai. Viskas važiuos su manim į gamtą, sakykime, nebūtinai į mišką, nežinau, kur mes ten važiuosim ar nevažiuosim. Nu, važiuotai važiuosim 100%. Kepa gerai, pakepinė. Taip, nepamest pultelį į vidų. Tai dedam į šoną ir tai dar ne viskas. Gavau dar vieną dovaną. Tai dar viena dėžė, šiek tiek mažesnė, bet taip pat pažiūrėkite į jos dydį. Atsidarom. Ir kągi mes ten turim. Mes ten turim meduolinį namuką. Tai galėsiu su dukryte padėliot. Dar jinai nelabai ten viską supranta, bet galėsim padėliot. Tai šito irgi netidarinėsiu dabar, atsidarysiu per kalėdas su dukryte. Toliau. Taip, čia įpakavimai. O, čia matau jau gerą, man gerą dalyką. Žiūrėkit, kokia visokiausių saldumynų dėžė. Didžiulė. Ir va čia įdomiausias man dalykas. Žiūrėkit, kokia dėžutė. Atsidarom, o tenais atvirukas. Donatai ir šeiminėlė, linkim jums nuostabių artėjančių švenčių. Te gyvuoja kanalas ir visos svajonės išsipildo. Linkėjimai iš Norvegijos, Danguolė ir Giedrius. Danguolė ir Giedriu, ačiū jums labai iš Norvegijos. Ką norėčiau, kada nors, nesu buvęs Norvegijoje. Ir tenais nežinau, kur jūs gyvenat, bet labai norėčiau nuvykti į Norvegiją. Tai bendrausim šito dalyku, gal susitarsim. Ir čia esminė dovanėlė. Štai tokie įrankiai. Tai yra antikvaras, pyragui pjaustyti ir paduoti. O šito peilio, aš bijau sumeluoti, čia kam skirtas, gal jūs pakomentuosit, su tokia va šakutė ant galo. Sviestui. Čia žinau, kad čia kažkam paimt. Vau, dabar jau teks kepti pyragą. Ką darysi? Tai reikės kepti pyragą ir naudoti šitos įrankius. Nežinau, man tokių įrankių visą laiką gaila naudoti, jie labiau tinka galbūt sudėti į kažkur tai į lentyną. Vienu žodžiu, o jeigu ir jūs norite įsigyti tokių įrankių ar kažkokių tai indų, visko
visko, kas yra susiję su antikvaru, tai užeikite į Facebook puslapį Antikvaro magija. Paliksiu nuorodą, tenais Danguolė užsiema prekyba, būtent antikvariniais indais. Tai ten rasi daug, vyksta laivai, dabar nepasakysiu kada, gal trečiadieniais, penktadieniais, aš bijau sumeluoti, tai jūs viską ten rasite. Aš jums palieku būtinai nuorodą, užeikit, palaikykit saviškius lietuvius, dirbančius Norvegijoje ir suteikiančius mums čia Lietuvoje štai tokius grožybės visokias. Na, ten rasite ir lėkščių, ir arbatinukų, visko daug. Vienu žodžiu, užeikit, pamatysit, tikrai nenusivilsit. Ir dar kartą Danguolė ir Giedriau, ačiū, labai širdingas, tikrai nustebinot ir paragausim gal kažką iš saldainio dabar. Va šitas man jau įdomus. Takis. Man gaila atidarinėt. Va tokius, pavyzdžiui, kaip čipsai, jie tinka labai gerai į, tas iškilas. Hoslės, va šitą tai paragausiu, čia kažkoks tai kaip pyragaitis. Ir su kokosu, ką aš myliu. Popping candy. Va čia tai bomba. Vidu dar yra įdaras. Vienu žodžiu, aš tokius negendamus dalykus pasilieku iškilom. Nesupykit, jeigu neragauju dabar visko. Noriu, kad būtų po to vežtis ką į gamtą. Tai dar kartą širdingai dėkoju už dovanas. Jūs net neįsivaizduojat, kaip gauni tą siuntinį. Tokia nuostaba ir ant širdies toks gerumas. Nežinau, praskaidina nuotaiką bele kaip, kai tokie orai laukia už lango. Na, dabar šiandieną tai jau balta gražu, bet buvo ta pliurza tokia, lietaus niūrumas, namuose tamsu, šviesą visą laiką jungti ir gauni štai tokias dovanėlės. Na, tiesiog šypsena veide. Dar kartą širdingas dėkoju visiems, kas mane palaikot, kas atsiunčiat dovanėlių. Taip pat ir jūs žiūrovai, užeikit, Antikvaro magija, palieku nuorodą. Einam žiūrėti sriubos. Taip, opa, verda jau, 20 minučių tai tikrai. Tai, davė biškį riebaliuko, ko mums reikia, tai dabar berime žirnius. Tai čia yra lygiai 200 gramų, jie yra praplauti su šaltu vandeniu ir įpilame. Čia nereikia man, kad tu ten pragriūtų. Taip, ir paliekame dabar, bulvės irgi dabar dėsime kartu su žirniais, tam, kad bulvės išvirtų. Ir paliekame vėlgi kokių apie 20 dar minučių pavirti. Karts nuo karto pamaišome. Taip, jau verda apie 20 minučių. Tai dabar ištraukime rūkytas kulšeles, o šonkauliukus paliksime viduj. Pramaišome. O kvapas, žinokit, koks geras eina to rūkymo, rūkytų gerybių ir žirnių. Ką dabar padarysime, tai nusiimsime mėsytę nuo kaulų. Ir dabar ją truputėlį susimulkinam ir bersim atgal į puodą. Ką pamiršau paminėti, tai aš čia pasipjaušiau žalumynų. Į sriubą tokią būtinai reikia. Tai pasižiūrėjau šaldytuvę, turėjau petražolių, tai jas ir pasipjaušiau. Bet šiaip tinka ir krapai, ir laiškiniai, česnakai, vienu žodžiu, kuo daugiau žalumynų, tuo jinai skanesnė. Gali dėti ir kalendros kokios, jeigu jums patinka skonis.
Vienu žodžiu, daug visokių galima pridėti skonių ir bus tikrai skanu. Nu, pasmulkinam, beriam atgal į puodą. Ir truputėlį pramaišę. Dabar jau pats metas bus dėti mūsų užkepėliai. Kvepia, tai sakau, belė kaip. Šuniukam va irgi kvepia. Dedam užkepėlę mūsų. Ir dabar jau šitam etape įpilsime grietinėlės. Čia turiu taip pat 200 gramų kiek ir žirnių. 30%. Taip, viską pramaišome. Pažiūrėkite spalvą. Čia tai bus sriubytė. Ir viskas, dabar pavirsime dar kokių 10-15 minučių. Pažiūrėsime, kad žirniai būtų išvirę. Svarbiausia yra žirniukai. Jau geri, beveik. Na, sakyčiau, 10 minučių, gal 15 ir eisim ragauti. Spalva super, džiugina. Pažiūrėkit, gerai atrodo, ne? Na, pavirė dar apie 10 minučių. Tai ugnį dabar jau mažinam. Galima sakyti, išjungiam. Nu, ir visai neskista čia jinai gavosi. Ir subersime dabar žalumynus. Viskas pramaišom. Kaip čia gerai bus. Nu, atrodo pasakiškai. Tankiai uždengiam, paliekam 5 minutėm pastovėti be ugnies. Galima netgi nukelt nuo ugnies. Ir paliekam 5 minutėm pailsėti. Nu ką, ir paragausime? Trūksta žodžių net. Nu, labai skanu. Tik tais norėjau skystesnės, gavosi tirštesnė. Tai sekančiam kartui tokiom proporcijom 1,5 litro vandens. Dėčiau vieną morką ir vieną svogūną. Ir jo, manau, kad gautųsi tada skystesnė. Bet pasakiškai. Druskos pataikyta tiesiog tiesiai taip, kaip reikia. Nes dažniausiai pas mane būna arba per mažai, arba truputėlį per daug. Nu, čia pataikiau. Ir šonkauliukai. Pasaka. Nu, tokiu oru. Tiesiog nuostabibiškas sriuba. Gamtoj, vapšė, su sniegu, ant sniego, ant laužiuko. Pakempint, tokią sriubytę suvalgyti. Nu, pasaka. Tikrai visiems rekomenduoju, kas mėgstat žirnių sriubą, pasidarykit tokią. Nenusivils. Nu ką, aš jūs smarkiai nebekankinu. Eikit kažką iš šaldytuvo, pasimkit, užkaskit. O aš valgau toliau. Ir susimatysim jau labai greitai. Iki.